Kokie išskirtiniai sprendimai buvo panaudoti šiam interjere? Tai šiame interjere stengiamės naudoti ir tipiškus, ir mažiau tipiškus sprendimus. Jeigu pasižiūrėtume čia, tai nuo tamburo mes parėjom su tą pačią plokštę, su kuria dengiame paslėptas duris ir panaudojame būtent virtuvės fasado fragmentams. Tačiau nesinorėjo to sprendimo, kaip yra įprasta matyti, kad vienas blokas ir kitas vertikalus blokas atsikartoja. Norėjosi išlaikyti visą šią horizontalę, sakykime, ar ne, su viena plokštė ir toliau nebijoti įtraukti virtuviai dar kelias medžiagas. Tai viena iš jų, ką minėjau, yra kompakt. Tai kompaktą mes naudojam ir televizoriaus sienai, siekiant sukurti tą vientisumą ir atsvarą skirtingose patalpos pusėse. O kaip dėl viršutinių spintelių? Viršutinės spintelės iš tiesų šios virtuvės cinkelis. Žinau, kad labai dažnai klientai bijo rinktis metalizuotą plokštę savo interjere ir ypatingai tokioj intensyviai naudojamai zonai kaip virtuvėje. Mes su klientais nebijom ir pasidarėm elementarų braižymo testą, tada lietimo testą, nešvariais pirštais ir panašiai. Ši plokštė iš tiesų pateisino visus lūkesčius ir ji ne tik, kad tapo atsparia naudojimui kasdieniam ir panašiai, bet ji tapo kaip vyšnaitė ant torto, ar ne, puošmena visos šios virtuvės. Norėjosi, kad ši erdvė taptų viso interjero širdimi. Ida, ačiū tau. Tai ačiū Julija, ačiū, kad atvykot ir kartu su manim pasižvalgėt po šios nuostabius namus.